Sveiki atvykę į mūsų naują Pasidaryk pats laidą. Mano vardas Filipas, šiandien mes gaminsime Knifel lentą tavo kitam žaidimų vakarui. Kaip visada, visas reikalingas medžiagas ir įrankius rasi žemiau pateiktoje instrukcijoje. Pirmiausia, suklijuojame šias dvi medinės dalis, kad mūsų dugnas turėtų atramą. Kai tik lentjuostės išdžius, skersavimo ir kapojimo pjūklu nupjauk 8 vienodo ilgio dalis, kurių galai supjauti 22,5 laipsnio kampu. Kai visi elementai yra supjaustyti, sudėk juos vieną šalia kito ant darbastalio ir sujunk jų nugarinę pusę lipnia juosta. Tuomet gali juos sudėti į 8-kampį ir pažymėti formą ant pagrindinės plokštės. Pažymėtą formą išpjausi su siaurapjūkliu. Kad kauliukai švelniai riedėtų, ant dugno priklijuojame flisą purškiamais klijais. Ir štai taip atrodo puikiai. Dabar gali vėl atidaryti rėmelį, nušlifuoti kraštus, užtepti klijų į kampinį sujungimą ir suklijuoti visą rėmelį. Jau gali prasidėti Knifel vakaras. Parašyk komentaruose, su kuo dabar labiausiai norėtum pažaisti Knifel ir tiesiog pradėk žaisti. Tau pavyks!